Porsche Cayenne 2019 metai, 3 litrai variklis, 4 varomi ratai, Mannheimo aukcionas, kaip matos, veikia automobiliai, 106 000 mylių rida. Aukcionas bus rugpjūčio 7 dieną, bet šitas automobilis taip pat turi opciją pirkti jį iš karto galima be aukciono, $20 000 kaina. Ir nuperkam, paspaudžiam ir viskas, ir nereikia su niekom varžytis daugiau. 360 kameros, priekinis bamperis šiek tiek buvo atsirėmęs kažkur tai. Taip, pasižiūrim, kas čia prie rato, atrodo tvarkingi. Pabraižymas nedidelis ant priekinio sparno, ant galinių durų, vienas kitas. Čia labai minimalus tokie, čia juos, man atrodo, nupoliruot galim. Čia vat tie dalykai nuo Miami saulės grinai, labai kaitri saulė yra Miamyje. Juodas saloniukas, Bose aparatūra, geros sėdynės, neišsėdėtos dar, viskas pakankamai normaliai, galim dar nusivalyti, nusipoliruotis, atgaivinti. Tai va, panelė irgi tvarkinga, panorama. Čia šildomos, šaldomos sėdynės taip pat ir pabandom, aišku, užvės pasižiūrėti, kaip skamba šitas 3 litrų variklis. Skidelis, kaip matot. Nėra jokių čekų, viskas gražiai šviečia, varikliukas dirba tvarkingai. Čia viskas su tom gerai. Gerai, pasižiūrim toliau. Aha, gale klima taip pat. Juodos sėdinikės, neišsėdėtos. Automobiliai atrodo nedaug kas sėdėjo, nes labai gerai oda išsilaikius. Tai parkingai, parktronikai, atsiprašau, priekis galas. Ką mes turim bagažiniai. Atsarginės padangų komplektas, o kažkokia detalė valiojasi dar. Taip, iš šitos pusės, ką galima pasakyti, galinis bamperis atrodo tvarkingas, nenubraižytas. Taip, toliau čia šoninės durys šitos irgi atrodo sveikos, tvarkingos, ta prasme turiu omeny. Kosmetinių pabraižymų kažkokių tai daug nematau. Va, sakau, šiandien biškį palijo ir saulė labai atsišviečia, nelabai matos. Labai nedidelis prabrėžimas ant galinių durų. Bet šiaip salonas ir vidus labai tvarkingai prižiūrėtas automobilis. Diskai irgi nenubraižyti. Priekinis bamperis, kaip minėjau, čia pačiam priekin, čia galim labai lengvai padaryti, nieko keist nereikia.